O klientam to jau nebereikia. Kas darosi organizacijos viduje? Kompanija 89 metais perima DPT Group ir kokias tai turi pasekmes pačioje organizacijoje. Organizacija yra tokia, kad mes esam draugai, mes esam šeima, nuoseklūs ir tiesiog reikia dirbti gerai ir daug. Pagrindinė problema yra, kaip sėkmingai gyveninti pokyčius organizacijai. Tai yra pokyčiai pradėti, yra padaryti, jie yra sėkmingi ir kas toliau. Ar tai bus visa knyga, ar tai yra tik tai įvadas. Kokia yra jūsų nuomonė? Kokia tai, ar tokia problema, ar jūs kitaip matote? Viktorija. Nes matau, visi norisi kažką pasakyti. Jo, po diskusijos, iš tikrųjų, bet daug čia kalbėta buvo apie... Gerbiami direktoriai, laba diena, gerbiami stebėtojai. Šiandien mes turim labai svarbų susitikimą ir mums reikia šiandien išrinkti JAV olimpinės komandos trenerį. Rimta užduotis, tikriausiai visi mes jaučiam šiokį tokį spaudimą, jaudulį, nes už sienų mūsų laukia minia iššaukusių žurnalistų, kurie nori pranešti žinią Amerikai visai. Dalis žurnalistų sėdi va štai čia, dešinioje pusėje, jų vaidmuo yra stebėtojų. Mūsų misija ir yra padėti jum išsirinkti tinkamą kandidatūrą. Tai nereiškia, kad jūs turite sutikti su mūsų sprendimu, bet mes tikimės, kad mūsų analizė padės jums tai padaryti. Taigi, trumpai apie tikslą. Darbas yra, kuris susijęs, kaip sakant, su religija Lietuvos ir rezultatai ir olimpiniai rinktiniai irgi nudžiuginti, reikėtų labai konkrečiai mums įsiaiškinti, ko mes norime, ko jūs norite. Tai vat, galbūt iš toli pradėsim ir klausimas bus toks, vis dėlto, kas jums yra svarbiausia krepšinį? Tai visų pirma, mėly konsultantai, noriu padėkoti, kad iškėlė šią temą. Iš tikrųjų, labai aktuali ir todėl mes tikrai turime visi pasistengti kartu rasti geriausią variantą. Ir turėdami šias dvi kandidatūras dabar turėtume išskirti, kas mums yra svarbiausia. Tai galbūt, ta prasme, nuo krepšinio klausimas, krepšinis tas pats, kas yra jums asmeniškai. Kaip direktoriui, kuris, kaip sakant, valdžioj šitoj vietos šitos visos struktūros, kas yra svarbu? Tai prasme, man atrodo, kad mūsų pareigos įrodo krepšinio svarbą mūsų gyvenime. Taip ir šiuo metu, su visa meilė krepšiniui, mes esame tam, kad nuspręsime, kuris treneris yra geriausiai tinkamas vesti Jungtines Amerikos valstijas ant aukščiausios. Datas svarbu. Tiesiog kiekvienas trumpai vieną žodelį, kuris susijęs su žodžiu krepšinis, kur pirmas kyla. Tarkim, atveju tai būtų šalies reprezentacija. Kas dar? Garbė ir pasididžiavimas. Gyvenimo būdas. Aš tai galvoju, kad krepšinis yra mūsų šalies vėliava. Turim parodyti gražų krepšinį, pergalingą krepšinį. Atitinkamai pratęsiu laimėjimai ir pergalės, aišku. Čia yra, man atrodo, kiekvieno direktoriaus tikslas, geri rezultatai, tiesiog. Tai ar galėčiau aš taip... Pradėkime nuo trumpo. Taip, šiandien pakalbėsime trumpai apie įmonę esančią situaciją. Bandysime nustatyti ten esančias problemas, jas įvertinti, išskirti, kurios iš jų yra svarbiausios ir spręstinos. Pateiksime tam tikrus sprendimo variantus, taip, bandysime padėti jums surinkti geriausiai. Aišku, įvertinant pasekmes. Irgi. Rodytų, kad vadovė kelyje labiau dominuoja lyderis kaip žmoguje, negu kad administratorius. O tuo tarpu Chmelnickis yra seno kirpimo vadovas, kurio darbo metodai remiasi delegavimo, kontrolę, dokumentavimo ir kuris tikrai nepasikūpina uždokumentuoti, reiškia,
kartais Kelerio padarytų darbų kaip savo nuopelnų arba savo skyriaus rezultatų. Mes dabar šiuo momentu turėsim sunkiausią užduotį. Ir mano tikslas yra padėti mums visiems suprasti, ar ta problema, jinai iš tikrųjų yra tokia problema aktuali jums ir kaip mes turim tą problemą išspręsti. Konsultantai prieš tai paliko jums keletą sprendimų, aptarė problemas ir aš manau, kad geriausiai būtų tada pradėti nuo to, kasgi jūsų nuomonė yra pagrindinė problema, kas erzina, kas jums neduoda ramybės, dėl ko visi šitie susirinkimai su konsultantais ir pasitarimai prasidėjo, kasgi yra, kur bėda. Gal būtų geriau, kad, pavyzdžiui, kiekvienas pasisakytų, kokia ta problema, o mes po to iš to viso bendrai išvestumėm ir tada kryptingai eitumėm link kažkokio sprendimo, gal tada nuo Simonas. Aš pritarčiau konsultantų nuomonei. Manau, tai yra vadovavimo stilių problema tarp Chmelnickio ir Kelerio nesutarimai. Labai aiškiai, Violeta, jūsų nuomonė. Aš tai matau problemą tai, kad vadovai, motininės kompanijos Užrašom. netinkamai Netinkamai atliekamas Kelerio darbas. Aš gal nesakyčiau, kad netinkamai jisai atliekamas, nors ten būtent Kelerio darbas, sakykime, gal įvertinama pakankamai neigiamai savo tiesioginio vadovo, bet vis tik tai yra ta vieta, būtent Keleris, ne tik tai darbas labai tai netinkamas būtų, bet būtent Keleris yra šitoje vietoje problema, kuri dviejose pusėse žaidžia ir nelabai sekasi, kad mato vadovybė, bet reikalingi sprendimai, būtent Kelerio asmenybė. Kelerio asmenybė.